Pone ir ponios, Gediminas Paberžis, tėtis, senelis dar regis prieš tai kamuolį spardė, taip, tėtis. Prieš tai senelis buvo. Prieš tai senelis, taip. Tėtis, paskui aš, apskritai Gediminas. Tituluojamas Lietuvos futbolo patriarchu. Na, man atrodo, kad jums žvaigždėse buvo įrašyta, kad privalote būti futbolininku, žaisti futbolą ir žaisti ne bet kur, o Vilniaus Žalgiryje. Tai ar taip viskas buvo paprasta, kad išlipote iš lopšio, gavote kamuolį ir pirmin? Galima sakyti, iš lopšio išlipau ir papuoliau, atsiradau Melnikaitės gatvė, dabar Jozapavičiaus. Ta gatvė remiasi į Žalgirio stadioną. Tam name gyveno, buvo įkurdinti futbolininkai, kurie eidavo netoli, ten jiems treniruotės būdavo ir eidavo į Spartako dar tada stadioną, paskui jau vėliau Žalgirio. Tai va ir, buvo mūsų šeimos Paberžių, Latožų, Stelmokų, Petraitis toks buvo, jeigu atsimenat, žaidėjas. Čia iš kitos kartos labai sunku. Čia jau nedaug, kurie tiek atsimena. Buvo toksai žaidėjas, Vilniaus Spartako žaidėjas buvo. Tai tas ir nulėmė, kad vasaros metu praktiškai mes su Kęstučiu, su Latožu, 7 valandą praktiškai keldavomės ir eidavom žuvaut prie Neries. Pereidom per tokį kalniuką ir ten gaudydom aukšlės. Po to kažkur porą valandų pagaudė tas aukšlės, grįždavom namo ir bėgdavom žiūrėti, kaip treniruojasi Vilniaus Spartakas, o vėliau Žalgiris. Ir prie to taip mums prilipo visas tas dalykas, kad kitaip atitraukti nuo to negalima buvo. O tai tėtis nežiūrėjo kažkaip griežčiau į jūs, kad maždaug Gediminai privalote, futbolas, aukšlės palauks, o pradėkit nuo futbolo. Na, koks buvo tėčio požiūris į jūs? Atvirai pasakius, tėtis iš viso nereguliavo. O čia tai buvo tikras tėtis, kuris nereguliavo. Čia tavo reikalas. Gaudyti aukšlės, žaisti futbolą, žiemą žaidžiau ledo rytulį, o irgi su Kęstu su Latoža. Žaisdavom žiemą ledo rytulį. Ir man labai patiko, tarp kitko, buvo toksai momentas, kada galvoju, ar geriau futbolą, ar ledo rytulį. Bet kaip perspektyvų ledo rytulį nebuvo, tik tai futbolė, toksai buvo Žalgiris, Spartakas, kur ten žvaigždės eidavo per tą gatvę, mes iš paskos binzendavom, o ten nuėjęs treniruotės kamuolius padavinėjom. Bet, o tas, sakau, prilipo ir nuo to viskas prasidėjo. Taip, kad čia trečdalį gyvenimo pragyvenęs, jeigu nedaugiau futbolė, tai čia taip yra. Aš manau, kad futbolė daugiau negu trečdalį. Su Žalgiriu galbūt ir link trečdalio. Man regis labai įsimintinas buvo jūsų debiutas Žalgirio meistrų komandoje. 18-metis buvote, jaunuolis, 17 netgi. Grįžote iš tikriausiai aukšlių žvejojimo sesijos ir bach iš karto į pagrindinę komandą. Kaip ten viskas buvo? Mes buvom su Vilniaus Žalgirio jaunių komanda. Buvom Baltarusijoje, žaidėm tenai, turnyras buvo sąjungos pirmenybės. Ir tenai mane išrinko geriausius saugų kažkaip tai, taip išėjo. Ir aš atvažiuoju, skambutis treneris, man atrodo, Vosilius, skambino, sako, ateik į karantiną. Sakau, kas atsitiko? Sako, rytoj žaisi. Tai paprastai viskas, ne? Toks šokas, kad nėra žodžių nuvažiavau. Tenai, kaip, žiūri tos žvaigždės, kurias reikia žiūrėti tenai, ir išėjau. Priminkit, kas tos žvaigždės buvo? 68 metai. 68, buvo ten daug, Žilinskas, Ramelis, Kaledinskas, kas ten dar, Lydeka. Jurgelevičius buvo? Jūzefas Jurgelevičius buvo, sakau, ten buvo į ką, dabar visus taip, kaip sakoma, nelabai prisiminsi, bet, tikrai buvo į ką pasižiūrėti. Na ir tos pirmos rungtynės, nes aš čia dėl linko lenkiu, nes ten, man atrodo, buvo įdomus nuotykis tose pirmose rungtynėse. Žinot, kad viskas buvo kaip sapne. Išėjau ir tik taip paskutinės minutėse, kada tą pelniau įvartį, sužaidėm su Kaledinsku senelę, aš jam, jis man ir aš, matyti iš tos baimės, pataikiau į tos vartus. Pats nustebau, bet labai malonu buvo ir tos rungtynės, aišku, visam gyvenimui liks. 275 rungtynės, čia pagal oficialią statistiką, aš skaičiau, kad jūs nelabai sutinkate su tuo. Žalgirio komandoje 11 įmuštų įvarčių irgi sakote, netenkina tokie skaičiai. Skaičiavo kaip skaičiavo, nieko. Laimėta ir antra lyga su Žalgiriu, buvote ant tos komandos slenkščio, kuri vėliau pateko į aukščiausią lygą. Kokie liko tie ryškiausi atsiminimai iš futbolininko karjeros Žalgiryje?
Praktiškai aš jums pasakysiu taip, kad visas tą, ką mes dalyvavom Žalgirė, kur mes žaidėm už Žalgirį, atstovavom Žalgiriui, tai čia tas gyvenimas ir liko amžinai. Konkrečiai kažkokiu tai faktų, tokių įdomesnių, kažkokiu tai, negalėčiau skirti, bet tai, kad mes dalyvavom tam procese, kad, kaip sakom, pradėjom nuo antros lygos, pirmą lygą ir tą aukščiausią lygą, ir po to aukščiausiai lygo labai gerai atrodė Lietuvos Žalgiris. Tai čia yra fantastika. Ir to mes ir gyvenam. Ir dabar gyvenam tuo, kad norim, kad mūsų Žalgiris, kaip aš sakiau, Žalgiris tai yra širdis, o Barcelona tai meilė. Na ką, jums teko ir patreniruoti Žalgirį, ne tik žaisti, bet ir būti trenerių štabe ir ne vieną sezoną, tam berods buvo visa eilė sezonų. Koks dabar jūsų atsiminimas apie tų laikų Žalgirį, ar galima palyginti su šių dienų Vilniaus Žalgiriu? Atvirai pasakius, viskas eina į priekį. Galima prisiminti gerus žaidėjus. Jūs kalbate apie tą, kur aš treniravau, tada mes dirbom Zelkevičius, Riabovas, Kaledinskas, aš Jančiauskas. Čia 92, 97. Jo. Pradėjom, žinot, kaip iš tuo metu iš Žalgirio labai daug išvažiavo į užsienį žaidėjų ir liko jaunimas. Ir tas jaunimas tikrai labai gabus buvo, labai geras jaunimas, su kuriuo reikėjo dar dirbti ir jiems reikėjo įgauti patirties. Aš atsimenu rungtynės pirmas Čempionų lygoj, Eindhovene. Mes nuvažiavom lygtai, kai žiūrėjom įrašus, tai lygtai tas Eindhovenas, kaip žmonės. Išėjom, pasirodo, ne. Per 3 minutės gavom 3 įvarčius, ar per 4 ir baigėsi. Ten buvo vienas ten žmogus, man atrodo, toj komandai. Siaubas 6-0 pralaimėjom, tada Vilniuje šiek tiek geriau sužaidėm, bet parodė mūsų, reiškia, neturėjimą patirties, ypatingai tarptautinėse varžybose, to jaunimo, kuris buvo tikrai gabus ir atėjęs į Žalgirį. Gediminai, šiomis rungtynėmis nesibaigia sezonas, kaip tik tęsiasi ir aš nebijoju, kad Žalgirio laukia ir ateityje iššūkiai bei galimybės. Ko jūs pats tikitės iš Vilniaus Žalgirio? Ko norėtumėte, kad Vilniaus Žalgiris siektų, pasiektų, kur eitų ir kur nueitų? Kur nueitų ir kur eitų ir ką užimtų. Tai čempionai Lietuvos. Ir čia, jeigu stebuklas kažkoks, gal ir įvyks. Aš tikiu, kad turėtų kažkas tai būti. Toliau žingsniuoti Europos keliu. Ačiū labai, Gediminas Paberžis, žaliai balta legenda.